Tai Sigita dabar papasakok, ką nors. Kaip tu sugalvojai tenai studijuoti Romoje? Reiškia, baigiai tu tapybą ir ką toliau? Tai buvo atsitiktinumas laimingas. Buvo toks nedidelis konkursas Italijos ambasadai, kuri buvo ką tik tai atsidarius Romai. Ir, žodžiu, reikalas tas, kad pirmiausia jau po baigimo metus buvau laisva menininkė. Supratau, kad, taip sakant, tas laisvumas daug ilgai kainuoja. Ir kad neišgyveni tas? Jo. Kad neišgyvenu, ten su socialiais vaikais paišydavau, kažkokius užsimdavau, bet taip. Ir tada pagalvojau, kad kas čia to, kokią čia reikia įsigyti ir specialybę rimtą. Taip, restauravimas atrodė, kad arčiausiai. Ir tada tas konkursas buvo ir aš tenai norėjau stoti tokį instituto centralę per restauro. Bet man ten tuoj pat paaiškino, Giedrės gal tada nepažinau, bet kažkas, kas ten Romoje gyventis, kad tai yra ten 20 žmonių į vieną vietą, kad tu turėjau puikiai mokėti italų kalbą ir kad, vien žodžiu, neįmanoma įstoti. Bet kadangi tą stipendiją aš kažkaip gavau, nors irgi ten tokia labai... Italijos ambasados? Jo, tenai. Čia dabar, man atrodo, ji tebėra ir ją dabar dalina tas Italų kultūros institutas ir manau, ten jau kiti konkursai ir viskas. Tai tada ieškojau kažko tokio, jau ne restauravimo to, bet to. Tai ir buvo galimybė, irgi nežinau, gal kažkas jau ten mokėsi, o taip mokėsi, toks verslininkas iš Panevėžio. Tam Grigaliaus universitete. Ir pasižiūrėjau meno istoriją, atitinka diplomas, tas užsiskaitys. Ten dar kažkokio reikia pažymėjimo, kad šiek tiek ir teologijoje gaudausi. Tai ten kažkaip ten vos ne kažkas parašė, čia nežinau, gal koks kunigas Aliulis. Ir jis atrodo, ir taip atsidūriau Romoje ir ten tada tas 3 metus labai... Čia magistratūra buvo, ar kaip skaitysi? Netgi pasakyčiau podiplominės studijos, tiesiog podiplominės studijos. Restauracinė specialybė? Ne, meno istorija. Ten netgi toks mandresnis pavadinimas, krikščioniškas paveldas, toks platesnis. Ir kaip tau tenais patiko tenais? Taip, labai patiko. Išmokai italų kalbą pilnai? O paskui grįžai čia į Vilnių ir kas tada? Taip, grįžau į Vilnių, tai turėjau dirbtuvę, vis tiek žinojau, kad tapysiu. Ir tada darbą pradėjau ieškoti jau Romoje būdama. Pradėjau ieškoti darbo Romoje ir supratau, kad kuo tu ilgiau būni toj Romoje, tuo mažiau šansų gauti darbą Lietuvoje. Tai tada ten pradėjau. Ir kadangi, paskui mano ta stipendija itališka, Italijos valstybės, ji buvo tik trumpesniam laikui, ne tiem 3 metam, berods metam gal tik tai. Tai tada aš gavau iš tokio fondo, kuris yra Amerikoje, bet jis ten jau yra grinai toks bažnytinis, man atrodo, katalikiškas. Man rekomendacijas rašė Vilniaus arkivyskupijos kurija, tai tada aš jau, bet nieko nereikalavo už tai. Ta prasme, aš tikrai dabar jau žinau, kad būna tokie, pasirašomos sutartis, nes aš gali ten likti, gali ten... Ir labai dosni stipendija, tikrai labai dosni, nereikėjo dirbti, pavyzdžiui, kas užsieniečių studentų yra beveik neįsivaizduojama. Ir tada jau, kai aš jau jaučiausi labai dėkinga, labai skolinga, labai ten taip, ir tada pradėjau jau tais 3 metais tiesiog klausti atvažiuojančių į Romą ten vyskupų. Labą dieną, aš tuoj grįšiu, ar duosite ką nors kokio darbo. Taip va tiesiog. Ir tada ten buvo nuspręsta, kad yra... reiškia, po nepriklausomybės prasidėjo tas kilnojamo kultūros vertybių surašymas, bet Lietuva didelė, ten tas kultūros paveldo centras mažas, tai ten maždaug pasidarys arkivyskupija pati tvarka, tokia prevencinė. Ir kad reikia kažkokio menotyrą išmanančio žmogaus, kad atvažiuotų ten, fotografuotų ir surašytų. Tai toks buvo darbas, kuris labai patiko pradžioje, nes ir mobilus, ir važiuoji, žiūri, niekad ten nebuvęs kokiuose Melagėnuose, pavyzdžiui, ar kur čia. Tai matai, tai reiškia, nuo kito galo, tau reikėjo tiesiog, kad užsidirbti pragyventi ir dėl to atsirado šitą specialybę. Bet tapybos tu nemetei? Ne. Niekados? Visą laiką į Romą tapėjai? Taip, vežiausi etiudininką ir kraupindavau ten bėgiojančius sportininkus, labai sunku surasti Romai kokią tuščią vietą. Nes labai sunku, kai kas žiūri. Tai ryte anksti keldavausi, eidavau, bet tai kiek grinai ten jau, kaip
psichologinė pagalba, nes nieko tu ten nenutapai, ką ten Koliziejų žiūri ir tapai Koliziejų, įsivaizduok, Patricijai gal pavyktų. Tai tokie, tik tai toks, nu va, tada buvo draugės mano tapę dirbtuvėje, Jūratė Mikailionytė ir Rūta Kasiulytė, tokios dabar. Nu, atvažiavo pas tave? Ne, tapę dirbtuvėje tuo metu, kol aš Romui mokiausi, joms buvau ją palikusi. Tai va tada, kai grįžau ir kažkaip pradėjom su Egle ten juose kūrėm ir gretimai, nu ir jautis buvo, nu kaip, man atrodo, kad nu taip sako, bet aš ir patys, kad labai gerai, kai nereikia pragyventi iš meno, kai vat tada toks man, nu, gali daryti, ką nori, taip visą, bet aišku, visada rūpi dalyvauti parodose. Bet laiko nedaug lieka, kaip tu susidėlioji ten tą laiką, kad užtektų tapybai? Nu, čia irgi sakė kažkuris iš dėstytojų, kuo daugiau energijos išnaudoji, tuo daugiau jos atsiranda. Citata neatsideda kokio gal irgi repšio. Tai ne, kažkaip tai atrandu tą laiko, atrandu. Kaip tik jo gal netgi ir kai toks, nu, labiau, jo. Pavyzdžiui, nusprendžiau čia va kažkuriais metais, kai gal baigiau dirbtuvės remontą, kad nebus pas mane dirbtuvė, nėra batinuko, nei puodelio. Nu, neprasme, ne dėl to, bet toks tikrai ateisi, gal pradėsi ten gert, paskui tingėt, paskui kažką. Nu, tokių va prisigalvoji, kad bet yra stikliuko ir buteliuko. O šitą galima? Ar dėl šilumos? Tikrai gal kas užeisi svečius. Tai tokie atsirandi. O Egle, tai tu dirbi vis tiek meno mokykloje ir... Na, aš dviejose mokyklose. Tai man atrodo, Eglė daug sunkiau už mane. Jo. Turiu 15 metų pedagogą. 15 metų? Nu jo, kai pradėjau dirbti viduriniai mokyklai. Nuo vidurinės? Jo, viduriniai ir dabar dar joje. Aš dviejose viduriniai, Tuskulėnų viduriniai, bet ten su dailės pakraipa. Bet mes ten su Patricija pačios mokėmės toje mokyklai, ten A klasė, skaitosi... Tai savo mokyklą grįžau praktiškai? Jo, grįžau, nu nebuvo kur kažkaip dingti. Nemaniau, kad grįšiu, bet taip išėjo ten irgi. Bet tu dar mokydamasi dailės akademijoje? Jo, aš jau paskutiniais metais jau pradėjau dirbti ten toj viduriniai ir paskui prieš 4 metus Algis Lankelis pakvietė dar į dailės į Vienožinskio. Ten tai buvo aišku svajonė visada dirbti tą mokyklą, nes ten irgi baigiam kartu ten tą mokyklą. Ten su tokia dvasia buvo jau tikrai. Tai dabar, vat, pradžiai, kai per 2 darbus reikėdavo per 2 mokyklas, tai buvo tikrai sunku, nes ir krūvį turėjau didelį. O dabar truputį apmažėjo krūvis, nes visur mažina, visur tuos ir etatus ir pamokas neduoda daug užsidirbti pedagogui. 3000 gautų čia negalima. Tai kiek pamokų tada išeina per savaitę? Dabar bendroji sumoje kažkur tai gaunasi apie 20 kažkur valandų gal, bendrai taip, jeigu per abi mokyklas. O kai tik pradėjau dirbti, tai buvo kokias 35. Tai aš jau ten... Bet nuo pirmadienio iki šeštadienio būdavo. Ir eidavau šeštadieniais, man dar pats sudarė grafiką, kad šeštadienį iš ryto, bet man tai šeštadienį iš ryto labai patikdavo. Nu, savotiškai, nebuvau įpratęs, aišku įpratęs, kad šeštadienį jau namie, bet penktadienį turėdavau laisvą. Ir tada pasitaupai ir šeštadienį iš ryto atsikeli ir eini savo darbą. Labai gerai, tuščia, nėra jokių kamščių, pats sau vienas troleibuse važiuoji dirbti. Žiūrėk, baigi darbą kokią 12, jau ir padirbęs, ir pasidažęs šeštadienį, o šiaip prasimakaluotum namuose ir ten galbūt ko ir nenuveiktum. Bet o kada laikas tapyti tada? Taip, vat ir turėjau 2 dienas. Pernai turėjau penktadienį ir sekmadienį. Nu va taip. Nedaug, visai mažai to laiko. Šiemet gal truputėlį daugiau, nesakau, tų pamokų mažiau. Nu, bet, išvargina tie vaikai, visko ten būna. Atrodo, kad ir jauni jau, o Jėzau, jau kiek galima, bet pagalvoju, jeigu nebūtų to darbo, o tik tai, tarkim, kūryba, tai va, irgi nežinau, kaip būtų. Negaliu pasakyti, ar būtų gerai ar blogai. Galbūt irgi gerai, o gal būtų visai blogai, gal visai disciplina pašildytų tam. Nes, tuo tarpu, kai tas atsikėlimas yra kartais anksti į pirmą pamoką, į vidurinę ten bėgi. Išėjęs ir daugiau kažkaip vis tiek paskui jau, kai išjudi iš namų ir patenkintas būna. O turi kokią sistemą dėstymo tenais, reiškia?
kažkaip? Nu, turiu, kuo mažiau kalbėti. Paskutiniu metu. Anksčiau būdavo liktai, nu, kai tu pamokų mažiau, tai ir aišku, tą vaiką, kad įkvėp, taigi turi tenai su savo emocija, su ta meilė tokia, kad to virpėsi. Ne šiaip savo paprastai pasakyti, padaryk tą. Bet kokia su kažkokiu, kad va, tu pasižiūrėk ten ir ta intonacija, tiem vaikam yra svarbu, kaip tu pateiki tą medžiagą. Bet kai reikėjo, sakau, tojose dviejose mokyklose, jau tai žiūriu, kad jau man liežuvis net nebesiversdavo vakare ten kažką. Nu ir aš jau taip supratau, kad reikia keliais sakiniais pasakyti tiek, kiek reikia ir leisti paskui žmogui dirbti pačiam. Ir jeigu padarysi, tai padarysi, jeigu ne, ateini vėl kažką pakoreguoji arba ten. Nu tai primokina, žinot, atsimeni tada, kaip mum jau dėstė. Tai va, aš norėjau paklausti, ar pavyzdžiui, Zapkus koks nors darė įtaką šitam tavo dėstymui? Zapkus ne, bet pavyzdžiui, kokie nors mūsų lietuviški profesoriai taip pilnai, nes ateina burpt. Gerai tapot. Ten kažkas ten pasakojo dailės mokykloje, amžinatelis Piekuras Igoris apeina, sako ramiai, visą ten tą kompaniją, kur tapo. Tyli, pastovi, patyli, eina prie kito, patyli. Nu ir išeidamas, gerai dirbate vaikučiai, tęskite toliau. Žodžiu, tas toksai. Ne, aišku, tiek tai nėra kitokio jau tokio tylėjimo. Būtinai, jeigu tu prieini prie žmogaus, kuris tenai mokosi, ar ką pasakai savo kažkokią nuomonę arba galimybę, kaip galima ten padaryti. Bet galbūt truputį mažiau kalbėjimo, iš tikrųjų, nes daug to teksto kartais ir išmuša iš vėžių jau kažkaip tai jau norisi aiškumo tokio. Bet viena Žimfo mokykla buvo, nu tikrai tokia kaip pirma akademija, gal net svarstė svarbesnė už tą antrąją akademiją. Pirmas praktikos, tas pirmas tapymas gamtoj, taigi daugiausiai išmoksti iš to, dėstė kaip rezistentai, tengi visiškas sovietmetis buvo, ten ateini ir žinai, ten ir Dievas yra, ten neša visus ten katalogus, rodo, ten pasakoja. Jo, jeigu dėstytojai tie, bet tenai tai tikrai jau.